Ukmergės ligoninės priimamajame siaučia dviratininkas. Tiesa, be dviračio, nes dviratį kaip ir veidą sudaužė pargriuvęs ant asfalto. Aptvarstytą jaunuolį pasiima pareigūnai. Kur išgriuvai, sakyk? Centre. Su dviračiu? Viršytil, na. Važiavai? Tai kas buvo, kad išgriuvai? Gerokai išgėręs ar? Susimėčiau. Susimėtai? A tai kaip ten taip gavosi? Daug išgėręs? 2-3 karus. 2-3? Ne, 3 karus. Išgėrus 3 skarbes norisi dar kažko. Gal maišelyje bus likęs bent lašelis? Jaunuoli, ką čia parodysi? Ką čia darai? Kas čia per veiksmas? Galiu grįžti. Tai ką tu net čia riši? O čia ryšk. Žiūrėk, va. Vakarų jie imsi maišą. Pareigūnams kyla įtarimas, ar iš tiesų dviratininkas važiavo suvartojęs tik 3 skarbes. Būtina vyrą išblaivinti. Lipam. Sargėt. Maišiuką pasiimsiu telefoną. Tik maišelį bus va. Telefonė. Einam, čia. Gerai krytis. Komisariate įprastos procedūros pradžioje fotosesija. Jau? Į tą pusę pažiūrėk. O taip, žiūrėk mane, tiesiai galvą įdėš. Po to kišenių apžiūra. O kas čia iškrito? Bus narkotinė medžiaga. Pakiša? Aš jau buvau. Iš kur čia tose kišenėse folijas? Kas toj folijai? Ne, man. Krenta iš visur viskas. Ir kasgi suviniota tame folijos lankstinuke. Kanapės, man atrodo. Va, yra. Kanapės. Ne? Parūkęs? Rūkiai šiandien? Rūkė ar nerūkė nustatys narkologai. Dabar metas išsiaiškinti visą tiesą apie skarbių kiekį. Stipriai, pučiam. Gerai. Tik 56 promilės. Reikės nustatyti šlapimą. Išsiaiškinus suvartoto alkoholio kiekį, metas nustatyti surūkytų kanapių koncentraciją. Policininkai vyrą gabena ten, iš kur pasiėmė. Tiesa, ligoninėje jis atsidurs ne traumatologinėme, o narkologinėme skyriuje. Lipam, atvažiavam. Kaip? Tuoj pinigus išrašys. Pinigų nebėra, iškrapštyti pinigai. Einam. Ai, ne, Jo. Dabar žinai, ką darysi? Pasisiuosi. Įdomu, ką parodys Sisiuko tyrimo rezultatai. Teigiamas marihuana, kanabis. Marihuana vartojasi daugiau. Viskas. Marihuana, kanabis, dar nieko. O dabar dar viena kelionė į komisariatą. Čia bus galima ramiai pamedituoti.